Jūs, pavyzdžiui, Roko mėgėjat. Aš ir Ovidijų Višniauską palaikiau. Akivaizdu, jog apmokėjo Disney'us. Jau aš ją dėsiu tikrai ten, kur mano nuomonė ji galėjo laimėti. Jo, kažkas turi užimti antrą vietą. Gitanai. Labą dieną, mėly žiūrovai. Šį kartą Euroviziją komentuosim gyvai, ne Facebook'e, išpuolė tokia puikiai proga. Nenoriu apsimesti ekspertų, tai pasikvietėm Ramūną Zilnio Kožą į studiją, kad turėtume čia panašiausia, ką turėsim šiandien, arčiausiai, ką turėsim Eurovizijos ekspertą, tai jinai man padės apsimest, kad aš kažką suprantu. Ir kartu turim didžiausią fanę transliacijos. Mano, kur nemeluosiu, esu truputį įsižeidęs, kad neatėjau šiemet pakomentuoti, bet suprantu daug darbo, vis tiek užsiėmusi. Bet aš visus postus perskaičiau. Nu jo, bet aš negaliu draugam parodyti, kad Ingrida perskaitė, tai man... Gerai, viskas, pasitaisau. Bent laiką uždėkite, tiesiog. Gerai, kad gyva. Tai jo. Gerai. Jo, paspauskit, kad gyva ir aš žinosiu tada. Ar žiūrit transliaciją, pavyzdžiui, spėjat gyvai, ar jeigu nespėjat, atsisukat po to? Neprisimenu, ar daug buvo tokių atvejų, kada būčiau gyvai nežiūrėjus. Tuos nacionalinės atrankos, tai būna taip, kad reikia atsisukti ir šiais metais kažkaip daugiau atsisukau, taip aš atsisuku ir pasižiūriu. Gal ten praskrolinu kažkokių ten komentarų ar kitų dalykų. Ta prasme, per trumpesnį laiką sužiūriu, negu žiūrėčiau, jeigu tiesioginį, bet jau tą didžiąją Euroviziją tai stengiuosi žiūrėti tada, kada jie rodo, nes paskui nebeįdomu, nes tai pointas yra sulaukti, kas laimėjo, tai jau kai tu žinai, kas laimėjo, tai jau nebe taip svarbu. Bet man lygiai tas pats yra ir su mūsų atrankom, nes man atrodo, kad atsisukti atgal, čia didelės valios reikia, čia turi sugrįžti namo ir aš dabar, nes aš žiūriu, pavyzdžiui, todėl, kad rodo, ir jeigu neberodo, aš nežiūriu. Nu, aš žiūrėdavau atrankas dar tada, kada ten ateidavo žmonės su šunimis, vilkiniais ir su degančiomis tokiomis žvakėmis. Apie Jeronimą Milių pakalbėsim. Ne, čia ne Jeronimas Milius, čia buvo dar kiečiau. Gerai, tai tada žiūrovam pristatysiu, šiame triliste rinksimės iš atlikėjų, kuriuos aš pasirinkau ir bandysim nuspręsti, kurie iš jų geriausi, kurie dėja netokie geri. Vertinsime tirlisto principų, tai iš esmės yra surikiuotos raidės nuo S iki E. S reikš, nu super. Keista, kad nelaimėjo S reikš. O E, manau, bus, kur jau tikrai, manau, kad nusipelnė ir keista, kad išsiuntėm. Tai S bus keista, kad nelaimėjo, E keista, kad išsiuntėm. Jeigu nieko neįdėsit į E, aš skambinsiu Gitanai Nausėdai ir kalbėsim kitaip. Turėsim 5 kriterijus, kad jūs negalėtumėt pabėgti niekur, nes aš žinau, kad jūs norit visiems būti gera, bet šis formatas neleidžia ir aš irgi neleidžiu. Tai... Aš ne tai, kad noriu būti visiems gera, mano principas Eurovizijoje yra toks, kad kol vyksta nacionalinė atranka, aš ten turiu kažkokius savo favoritus, kurie man labiausiai patinka, aš net balsuoju nacionalinėje atrankoje. Galėtume rasti jūsų telefone, už ką balsavome? Galėtumėt rasti, galėsiu net parodyti po įrašą. Bet jau kada išrenka, tai jau aš tada fingers crossed ir man jau... Nes čia mūsų nusprendžia. Taip. Čia mūsų. Kaip su prezidentu, kai išrenka, jau visi susivienijam stipriai. Ypač kaip Paksas. Tai gerai, kriterijai bus labai paprasti, tai apranga, tada scenos efektai, nes ten tikriausiai nueina didžioji dalis biudžeto. Vertinsim balsą. Vėlgi, aš negaliu tikrai vertinti balso, bet pabandysim. Tada pačią dainą ir tada vertinsim, ar atlikėjas turi stuburą. Čia svarbiausia dalis. Turim ekspertą stuburą, tai galim pradėti, manau. Pasižiūrėkim į patį pirmą mūsų siuntimą, bandymą patikti Europai. Labai juokinga, aš atsiprašau, labai trūksta Ovidijui Višniauskui balto meškos kostiumą matyti. Atrodo, kad kažkas gimtadienį užsakė žmogų. Kaip jums atrodo, kur galėtų būti kategorija šita daina? Tai dabar, iš dabarties taško žiūrint, kai buvo tiek daug geresnių dainų ir net tokių dainų, kurios tikrai trauktų jas, tai turbūt, kad gali sakyti, kad jeigu ką nors reikia dėti į ją, tai turbūt šitą dainą ir įdėčiau į ją, bet kita vertus, kai tu supranti, kad tai yra pirmas pasirodymas, be pigų dabar rentinti po 30 metų ir ieškoti spec-efektų, kuriuos dabar padarytų dainininkas, nes ten iš esmės buvo nuo balso, tik tai bandymas paimti balsą. E ar A? Ne, aš sakyčiau, kad jau jeigu ką nors turiu padėti į E, tai nusigrautus rankas ir kojas padėsiu. Jūs dar palaukit kitų kandidatų, čia bus tiek vertingų. Jo, manau, paliekam E. Turėjom pernai metais Linkytės dainą ir aš labai relaitinu su Linkytė, nes jinai iš Baumilos asistentės prieš keletą metų peršoko jau į savo asmeninį pasirodymą ir aš iš Facebook'o pakomentavimą peršokau va čia, kas galėjo pagalvoti.
Prašau, gyvai su antru svarbiausiu žmogum Lietuvoje. Tai kur deda Monika? Nu, aš Moniką dėčiau turbūt į A. Nes man labai patinka Monika, labai patinka, aš ją labai myliu, labai faina yra ir tiesą sakant, kai buvo praėjusiais metais atranka, kai rinkausi tarp tos pačios Rūtos Mur, kurios labai buvo gera daina ir visai suprantu, kodėl jinai daugam patiko, aš vis tiek rinkausi Moniką ir man buvo faina, kad Monika išvažiavo ir čia nėra ta daina, su kuria gali laimėti Euroviziją, man atrodo, jinai buvo gaivi, tokia šviesi, faina, oranžinė. Tikriausiai stipriausias balsas buvo visoji tų metų Eurovizijai. Kaip mano, turi stuburą Monika Linkytė? Nu, taip kaip ant tokių kablų stovi, tai tikrai turi. Tai tada, manau, tikrai galim dėti ją. Toliau turime Andrių Pajavį, tai 2013 metai. Nežinau kaip jums, bet man jis toks atrodo biškai kaip rumba pajungtas ant krovimo stotelės, nes ir čia dažnai pamatysim Lietuvos pasirodymuose, man atrodo, jiems neleidžia judėti tiesiog. Nes jos pastato į vieną vietą ir viskas, ką jie gali daryti, tai taip. Ar čia tiesiog choreografai taip jiem patiria, kad jie mažiau judėtų, bet jie neatsitraukia visi nuo mikrofono. Man atrodo, kad čia vis tiek kažkokia komanda ruošia pasirodymą, tai čia visada, tai čia nebuvo man. Kaip bet kokia kampanija būtų lygiai tas pats. Ta prasme, žmonės turi daug nuomonių tie, kurie žiūri, daug nuomonių visada būna kritiškų, o tie žmonės, kurie kažkaip pasirenka, jiems atrodo, kad jie turi gerų argumentų tai pasirinkti. Tai mums čia ir vėlgi sėdėti rentinti yra labai paprasta, bet man atrodo, kad tie, kurie turi sugalvoti, kurie turi sugalvoti, jie sugalvoja taip, nes jie turi tam argumentų. Man tai labai įvaizdis jo patiko, nes jis, pavyzdžiui, jeigu mes nematytume užrašą, kad ten Eurovizija, tai jis tokio turi amerikiečių atlikėjo tokį įvaizdį, kur jam kažkada pasisekė ir jau dabar eina kreivė, kur mažiau seka. Ir tiesą sakant, man šiaip visą laiką atrodė, kad jeigu tą dainą būtų sugalvojęs arba parašęs kokią nors ten, nežinau, britų grupę, tokią prierokio arba amerikiečių, čia būtų galėjęs būti visai geras gabalas. Šiaip daina tikrai nėra blogai, jinai galėtų skambėti kažkaip playlistę, kur po dviejų paklausim po tai perrenginį. Šiaip žiūrovai neįvertino labai aukštai šitą pasirodymą. Ir daug ten buvo visokių nuomonių, bet aš kadangi esu irgi iš tų žmonių, apie kuriuos būna daug visokių nuomonių, tai kažkaip aš jaučiu daug simpatijos. Ir man atrodo, kad pati daina, šiaip kaip daina, jeigu jinai būtų kitomis aplinkybėmis, kieno nors į albumą įdėta kokios nors ten geros grupės, tai visai galėjo skristi. O čia taip atsitiko, kaip atsitiko. Tai nežinau, kur dėsim, į kokią C gal dėkim. Man tai išvaizdoje labai patinka, bet tai tikrai netraukia. Ne, aš manau, kad palikim C. Turim legendinį Bučinį, Monikos Linkytės ir Vaido Baumilas. Aš manau, kad Bučinys su Baumila bet kokią situaciją gali išgelbėti. Tai kaip jums šitas kūrinys irgi pakankamai šviežias, nebuvo kažkoks senas. Dar atsimenu, kaip rinko, irgi buvo truputį kontroversijos, kad ten pasibučiuoja. Taip. Čia beje irgi, matau, pirmas Bučinys, mes po to turėsim dar vieną su Bučiniu. Kaip jūs manot? Aš dėčiau kažkur tarp A ir B, nes man Stay Monikos vis tiek labiau patinka, bet ir šitas man patinka. Be Baumilos įminai tokia labiau. Ne, man ir Baumila gerai, čia buvo fainas tas jų pasirodymas, šviežiai atrodė, atsimenu, mes labai žiūrėjom ir labai sirgom. Žmonės negalvoja taip, kur žiūrėjau Euroviziją. Bet... Labai žiūrėjom ir labai sirgom, aš labai gerai tą Euroviziją atsimenu. Dėkim į B, kad nebūtų viskas vienoje vietoje. B, nes Baumila, teisingai. Žiūrime 12 metų Lietuvos atstovų Eurovizijai, tai Doni Mantel su daina Love is Blind, I Wish I Was Blind. Pirmas klausimas, kaip jums atrodo, ar šis atlikėjas turi stuburą, nes iš šokį tai atrodo, kad sunkiai. Labai mes dar nepažėm tas dalies, bet yra, kur biški toliau dainuoja, jis jau net nebepataiko į ritmą dainos iš tiesų. Tik tokį labai darė jėkingą. Tiesiog buvo daug efektų visokiausių judesio ir kas kalbėjom, kad nebūdinga kartais būna. Visus efektus įdėjo ne į sceną, bet į Montvydą. Jis spraginėja tiesiog vietoj. Mano klausimas tikriausiai būtų, kad Donatas Montvydas ir antrą kartą pasirodė po Eurovizijai. Ir čia labai panašus su jumis, nes jūs irgi dalyvavot rinkimuose ir dabar dalyvaujat dar kartą. Tai Donato rezultatai, spoiler alert, antrą kartą buvo žymiai geresni ir tikriausiai jam padėjo ir ta patirtis iš pirmo karto. Kaip jums atrodo, ar čia persineša panašus dalykas, kad kai išbandai tos scenos truputį? Aš manau, kad patirtis visada padeda.
O kaip manot, kur mes galim įdėti Donato judesiukus? Nu, antras pasirodymas tikrai buvo daug geresnis ir dabar galvojant apie tai, kur reikės padėti antrą. Teisingai, taip. Tai nežinau, gal padėkim į C tada su visa pagarba Donato balsui ir lyginant su antru pasirodymu, kurį mes to įvertinsim, tai tikrai C būtų. Aš nemeluosiu, čia tikriausiai vienas mėgstamiausių mano pasirodymų per visus mūsų atstovavimus Eurovizijos, nes mano nuomonė jis turi, jis juda ant scenos, jau čia pliusas didelis. Yra efektų. Taip, labai daug efektų, jie visi išnaudoti. Gerai atrodo. Užpildo visą sceną, nuostabus balsas, labai daug triukšmo. Triukšmo tai geria prasme, kad labai garsiai viskas vyksta ir nelieka tų tuščių vietų, nelieka to tokio kartais, man atrodo, naudojama lietuviško kuklumo tokio, kur, sakau, susispaudžia vienoje vietoje ir kad tik greičiau praeito, atrodo, ten matos, kad žmogus jam patinka, kuris yra. Čia toks tempting dalykas net įvertinti S, nes... Labai arti. Nesu tikra, kad tikrai būtumėm galėję laimėti. Ne, tai rodo rezultatai, kad negalėjom. Nes yra keletas dainų, kur tikrai man daug labiau atrodo, kad tikrai galėjom laimėti, bet jeigu ne... kažkas nebūtų pakišęs kreivų plytų ar ten kažkokių dalykų nebūtų susiklostę, bet A tai vienareikšmiškai, jau sakiau, dėčiau tarp S ir A, jeigu būtų kažkokia tokia tarpinė... Per viduriuką, ar ne? Jau sakau, nes kaip A net geriau negu A, bet, realistiškai vertinant, tai ne... Čia šiaip žiūrėjom antrą Donato dainą, I've been waiting for this night, ir matom, kad jis visiškai kitoks, tai čia tikrieji 2 Donatai yra. Ir striukę matėm. Taip, ir koža kaip mano, tik balta. Ying ir yang. Bet mano klausimas apie jūsų šukuosiną, jinai niekad nesikeičia. Aš labai daug ieškojau nuotraukų iš seniau, iš dabar, iš visų laikotarpių ir jinai vis laik lieka tokia pati. Tai ar jums nebūna tokių, nežinau, laikotarpių, kai džiazu tiesiog plikai nusivaryti? Aš galiu papasakoti tokią istoriją. Prieš kokį 15 metų, kai buvau finansų ministrė, aš paprastai plaukus šiaušdavau. Ir tokių nuotraukų tikrai yra pakankamai. Jo, aš tak nenorėjau viešai sakyti. Ir mano vienos draugės tėvukas sakė, sako, gal tu, duok jai šukas, aš suprantu, kad mergaitė neturi laiko, kada tų plaukų susišukuoti, bet duok tu jai šukas, kad jinai tuos plaukus susišukuotų. Ir aš tada pasakiau, velnes, aš pinigus moku už tai, kad juos galėčiau susivelti. Pasikeitusi Donatą iškart galim kelti. Aš netgi sutiksiu su jumis, kad mes tikrai galim į S padėti, nes va čia yra tas kūrinys, o kodėl nelaimėjo. Taip, dabar kalbėsim apie mūsų laimėtojus Eurovizijos. Tai 20 metų The Roops daina On Fire. Tai aš tikriausiai žinau atsakymą jūsų, kur dėsit šitą dainą. Jau aš ją dėsiu tikrai ten, kur mano nuomonė ji galėjo laimėti. Taip, bet o jūs manat, kad iš tikrųjų laimėjo jinai pirmą vietą ar tais 20 metais, nes oficialiai tai kaip ir nieko nebuvo. Tai čia jeigu nebūtų rinkimų, jūs būtumėt fanų prezidentė. Taip. Tai čia ar skaitas, kad laimėjo ar ne? Ar mes tiesiog visi, buvo tokie durni metai. Taip. Aš labai gerai atsimenu, kai atranka laimėjo šitą dainą, nes atrodė visiškai tada mano visą Facebooko juostą šokinėjo ten ir kraustėsi iš proto, įskaitant mane, nes buvo žiauriai gabalas visom prasmėm ir mano supratimu, čia tikrai yra dalykas, kur jeigu bus normali Eurovizija, manau, kad rūpai būtų paėmę normalią Euroviziją. Aš manau, kad mes tikrai galim dėti į jas vien dėl to, kad jie biški suvienijo Lietuvą. Net ne biški, tuo metu, kai mes galvom, kad viskas jau. Neįsim iš namų, visi neduok dievę nesulauksim kitų metų. Ir atėjo The Roopai ir mes norėjom sulaukti kitų metų, norėjom pamatyti, kaip jiems sekasi. Tai čia tikrai į jas, nes aš nežinau jokios kitos dainos, ką mes turėjom, kad taip suvienytų emociškai. Tikriausiai jokios nebuvo. Sakyčiau, Alta United dar buvo. Ai, bet aš labai mažas buvau tada. Dabar kalbėsim apie 2008 metų Lietuvos pasirodymą Eurovizijai, Jeronimo Miliaus Nomads in the Night. Jo, 2008 metai, krizė. Dar iki krizės, čia buvo dar tas pavasaris, kai žmonėms atrodė, kad krizės nebus. Nes iš pasirodymo atrodo, kad įvyko jau. Nes tiesiog jis vienas ant scenos. Gegužės mėnuo, tai dar buvo... Taip. Dar mes ginčiamės tada su Gitanu Nausėda, ar bus krizė ar nebus. Jam atrodo, kad nebus. Man atrodo, kad Miliaus didžiausias laimėjimas buvo Karina Krysko, ne šitą Euroviziją. Kur dėsime Jeronimą Milių, nežinojusi, kad bus karas? Ar mes įdėsim, kad Ovidijui nebūtų liūdna? Ar mes įdėsim idėją, kad
numojuotų taip, Ovidijui? Aš labiau kažkur tarp CRD rinkčiausi. CRD dėtume, tai ne. Aha. Nu, bet iš papie maša marškiniai tokie man. Nu, tai dėkim į D tada. Gal į D įdėkim Jeronimą. Kad irgi kažkas... O nenorėtume tokių plaukų kaip pas Jeronimą? Norėčiau. Ir šiaip norėčiau ir balso tokio kaip pas Jeronimą, nes labai mėgstu tikrai. Jeronimas turi fantastišką balsą, bet šita daina kažkaip, nežinau, jinai liko nesuprasta, bet negaliu pasakyti, kad ir aš ją labai supratau, bet aš sirgau už Jeronimą kaip ir už visus. Suprantama, nieko kitą nesitikėjau. Taip, mes ką tik pažiūrėjome 2021 metų Lietuvos dainą Eurovizijoje, tai The Roop su daina Diskotek. Ir va čia aš turiu klausimą. Čia mes susidūrėm su tuo, kad 20 metais, kaip jūs sakėt, palaikymas buvo nežmoniškas, labai didelis. Ir tada kitais metais The Roop gavo galimybę pasirodyti ir visi taip tikėjęs ir nors gavo tikrai aukštą vietą, tai antras geriausias rezultatas, 8 vieta. Bet vis tiek, man atrodo, buvo toks truputį nusivylimas, nes mes tikėjomės, kad jau tuoj pasieksim. Nu, čia turbūt labiausiai dėl to, kad On Fire buvo tiek gera daina ir tiek laiku, tiek vietoj, tiek viskas ten buvo toj dainoj tobula, kad šitoj dainoj, jeigu jį būtų buvus pirma, o On Fire būtų buvus antra, tai manau, kad būtų labai vežusios abi. Bet kadangi On Fire buvo pirmesnė, tai tas lūkestis turbūt buvo labai aukštai užkeltas ir jau ten buvo tikimasi, kad, nežinau, Vaidas ten jau kažką perspėjus pats save ir pats savęs neperspjovė. Man šiaip faina ta daina lygiai taip pat ir pasirodymas buvo labai geras ir jisai gerai žiūrėjosi. Bet užpildė sceną visą labai gražiai. Bet aišku, jeigu jau vis tiek lygini tarp dviejų dainų, tai bet kuriuo atveju On Fire yra kažkas, kas yra On Fire. Taip, ir tada, ką aš dar noriu pasakyti, kad kitais dar metais ir dar kitais jų nebeišrenka ir man atrodo, kad tai nėra tik jog daina, prastesnė ar kažkas, bet tas užkeltas lūkestis nukrito ir sunku grąžinti atgal. Tai mano klausimas, jūs kandiduot antrą kartą jau. Ar nėra baisu, kad truputį pušinat, kad trečią bus dar sunkiau, o ne lengviau? Pamatysim. Gerai, tai šita daina keliauja taip pat į S jūsų nuomonę, ar jau truputį į A? Aš jau gal įdėčiau ją, jau ta prasme, jeigu sąžiningai vertinčiau, tai dėčiau... Jos tikrai nėra lygios. Jeigu sąžiningai vertinčiau pagal tai, ar galėjo laimėti, turbūt, kad On Fire tikrai galėjo laimėti ir buvo daina, kuri buvo tobula visais požiūriais. Šita daina buvo gera, gerai žiūrėjosi, viskas su ja buvo gerai, bet jeigu jau lyginam vieną kažkaip su kita taip pat, tai kažką turim padėti ir kitur. Kažkas turi užimti antrą vietą. Aš Gitanai. Jas sudėčiau. Taip, mes ką tik pažiūrėjome 22 metų Lietuvos dainą Eurovizijoje, tai Monikos Liu Sentimentai. Ir tai buvo pirmas kartas nuo 99 metų, kai mes išsiuntėm pilnai lietuvišką dainą. Ir aš noriu paklausti, ar jums yra svarbu, nes kiekvienais metais būna visą laiką tie patys debatai, tai aišku, ar išrinko tuos ir tada, ar reikia tos lietuvių kalbos, ar reikia anglų kalba, tai mes turim savo kalbą, o tai žmonės nesupras. Man labiau svarbu, kokia yra daina, ne kokia kalba yra dainuojama, nes, nepaslaptis, kad lietuvių kalba yra parašyta nemažai prastų dainų kaip ir anglų kalba lygiai taip pat. Sakyčiau, kad tai man nėra kriterijus renkantis dainą. Viskas vis tiek yra, tiesiog kontekstas ir visas bendras vaizdas. Ir gali būti puikiausiai, kad lietuviška daina labai veža ir čia yra tas atvejis. Ir Sentimentai buvo labai gera daina ir melodiškai gera, Monika turi labai gerą balsą, jį gerai varijuoja, lietuvių kalba labai toj dainoj tiko, jį labai fainai atrodė, buvo fantastiškas pasirodymas. Kvotos lietuvių kalbos siuntimų į Euroviziją nevesit. Tokio įstatymo nepalaikyčiau, jeigu būtų, vetuočiau. Ir aš labai noriu pasakyti, kad sugebėjo kažkaip tą, kur mes daug kartų minėjom, stovėjimą lietuvių atlikėjų ant scenos, jie sugebėjo įveiklinti. Jinai atrodė visiškai dinamiška tam savo stovėjimui ir labai faina buvo ją žiūrėti. Kur matysim Sentimentus? Aš gal jau dėčiau prie ESO. Jūs prie ESO? Jau dėčiau. Aš manau, kad mes labai daug dedam jas ir negali būti visi labai super. Tiesa. Tai aš tikrai dėčiau, aš manau, mes galime įskirti A. Monikai tikrai. Su apostrofu. A su pliusu. A su pliusu. Tai mes ką tik žiūrėjome 2018 metų Lietuvos dainą Euroviziją, tai Ievos Zasimauskaitės When We're Old. Daina tikrai išsiskyrė, kaip ir Ieva. Visi labai prognozavo gerus rezultatus Lietuvai. Aš atsimenu, labai
Dirbtinai, nedirbtinai, bet labai buvo irgi lūkesčiai sukelti. Aš manau, kad tam pasirodymui tada prognozavo sėkmę dėl to, kad buvo žinutė, buvo gražu, buvo tokia, tokia šilta ir kažkaip atrodė labai jautru tai, ką jie darė. Tai vėlgi, nežinau, kažkur tarp A ir B dėčiau, bet sutarkim. Aš manau, kad irgi padėčiau truputį aukščiau, nes gal B vien dėl to, kad labai buvo užkelti lūkesčiai ir visi tikriausiai tikėjos, kad bus kažkas. Jo, bet tai vėlgi ne Ievos tai kalbėjo. Be abejo, taip. Tai aš tik dar kartą noriu pasakyti, kad mes neturim kažkokių asmeniškumų žmonėm, kurie pasirodė. Mes vertinam tiesiog kaip atskirą vienetą ant scenos. Na gerai, duosim Ievai A. Duosim tai, ko nedavė žiūrovai tos Eurovizijos ir... Bet čia ir kitiem kai kuriem nedavė žiūrovai to. Mes ką tik pasižiūrėjom 2019 metų Lietuvos dainą Euroviziją, tai Jurijaus Veklenko Run with the Lions. Ir po Montvido čia yra antras mano mėgstamiausias pasirodymas, vien dėl to, kad čia nieko nėra tiesiog. Nėra jokios choreografijos, nėra jokių efektų ir tiesiog Jurijų vieną paliko ant scenos. Ir man atrodo, kad jam tiesiog nupirko bilietus į Tel Avivą. Jam tiesiog davė mikrofoną, pasakė laiką, jisai atėjo ir tiesiog padarė tą. Kaip manot, ar kaip Jurijus tiesiog atėjus, pavyzdžiui, į rinkimus, taip visiškai be nieko, kiek toli galima nueiti? Pavyzdžiui, be komandos, taip tiesiog ant charakterio ateini ir... Tai turbūt, kad iki parašų rinkimo nenueitų. Tiesiog pasibaigtų viskas toj stadijoje. Pasibaigtų Facebooko postais. Nes kad susirinktų 20 000 parašų, tai yra ką veikti. Reikia padaryti. Jurijus nuėjo iki 11 vietos pusfinalyje. Ir šiaip keista, nes buvo 19 metai, tai jau atrodo, kad kažkokiam tokiam, jau ne krizė kažkokia, ne Covidas dar, ir kad galėjo būti galbūt to pasirodymo kažkokio tokio, daugiau turinio, ar daugiau kažkokių vaizdų, ar kažko, nors gal buvo toks užmanimas, kad daina tipo paprasta, balsu imsim ir... Nieko nereikia tiesiog. Ir nieko nereikia. Ir, čia, ta prasme, man ir panašu yra turbūt į Love is Blind kažkur toj pačioj vietoj matyti, kad ir padėtumėm, nes... Bet Love is Blind buvo truputį judesius ten. Buvo ten, aišku, ten buvo choreografijos, buvo akių raiščių. Taip kažkur tarp C ir D dėkim, nežinau. Taigi mes ką tik dėja, bet pažiūrėjom 2009 metų Lietuvos dainą Eurovizijoje, tai Saša Sonbega daina Love. Ir kas įdomus apie šią dainą, tai čia pirmoji daina, kurią išsiuntėm visi bendrai prebalsuodami. Tai buvo pirma bendrom pastangom išrinkta daina per tą atrankų principą. Iš karto galima pastebėti labai didelį nemalonų dramblį kambaryje. Tai kad 2009 metai vyksta didelis karas Gruzijai, Sakartvele, kurį pradėjo spėkit kas. Ir kur vyksta Eurovizija? Teisingai, Rusijoje. Kaip Jūs manat, ar turėtų konkursai, ar šiaip kažkokie tokie vieši bendri ne vienos šalies, tarptautiniai vykstantis dalykai, ir turėtų turėti tvirtesnį stuburą? Čia matom, kad Eurovizijos kuriai stuburą neturėjo tais metais. Tais metais neturėjo, bet dabar turi. Taip. Dabar jau yra visai kita situacija, bet tam, kad atsitiktų ta kita situacija, tai turėjo atsitikti tai, kas atsitiko 22 metų vasario 24 dieną. Ir jeigu tai būtų atsitikę tada, jeigu tada Eurovizija būtų išpašalvoninusi Rusiją, ar būtų perkelusi ir konkursą kažkur kitur, ir ta prasme, čia Eurovizija tai čia yra mažas daiktas visiškai bendrame paveiksle. Gali sakyti, kad čia niekam neįdomu, niekas nežiūri. Ir čia yra iš viso nesvarbu. Bet jeigu ta pozicija, ta reakcija, kokia yra dabar, jau po brutalios plataus masto invazijos būtų buvusi po invazijos į Sakartvelą, greičiausiai to, kas yra dabar, būtų tiesiog nebuvę. Aš sakyčiau, gal į D? Man labiau C ir tai būtų. Ta prasme, nes pati daina, ji melodiškai buvo graži ir ta prasme, nenuostabu, kad žmonės ją pasirinko. Jūs galite įsukti, jis padaro klipą, pabaigė tokį nuostabų efektą. Čia brangiausias efektas Lietuvos istorijai, Eurovizijai, ką padarėm, jis ugnivą taip laiko. Taip. Kas atsimenat? Bet vis tiek C. Tai C. Taip. Ir mes ką tik išklausėme 2001 metų Lietuvos dainos Euroviziją, tai Scamp, You Got Style. Bet aš manau, pavyzdžiui, kad Erika išsiuntė į Euroviziją vien dėl to, kad mes apgautume žmonės, kad jie nepagalvotų, kad čia Lietuva, nes jinai taip gražiai angliškai kalba. Viskas buvo gerai, mes beveik apgavom visus ir tada Alesius Vilius išstojo ir pradėjo repuoti lietuviškai. Kaip manot, kuriai vietoj bus Scamp? Čia irgi tarp S ir A
sakyčiau, A++. Žinokit, mes negalim tikrai dėti. Tai ją tada dėti. Skemp, bet negalim. Tai ją dėti. Anglų kalba graži, apranga graži, pasirodymas geras. Ir šiaip, čia buvo tas laikas, kai atrodė labai cool, nes čia yra 2001 metai. Tai čia tikriausiai geriausia, kas nutiko tais metais, jeigu lyginsit. Bet čia buvo gerai. Tuo metu atrodė gerai ir man atrodo buvo gerai priimta. Taigi mes ką tik perklausėm 2011 metų Lietuvos dainą Euroviziją, tai Evelina Sašenko ir prancūziškas jos dainos pavadinimas, tikrai nesakysiu, nes neištarsiu. Kuo ypatingas, tai kad akivaizdu, jog apmokėjo Disnėjus šitą pasirodymą ir vienas posmas buvo sudainuotas, sudeklamuotas, parodytas gestų kalba. Tokio dar nematėm, nors akivaizdu, kad daug atlikėjų bandė kažką rankom daryti, bet čia pirmą kartą labai taisyklingai padarė. Vargiai ar ten buvo kalba, ten greičiau buvo šiaip gestikuliavimas. Taip. Tvarkingai Jūs bandė išplaukti su šitais truputį. Čia tvarkingai išvertė tekstą. Tai mes turim Evelinos dainą ir beje dar vienas įdomus faktas, kad jinai gavo pirmą vietą iš komisijos šitame konkurse. Ne, buvo labai, ta prasme, labai tvarkinga, labai profesionalu. Labai gražu žiūrėti, tikrai turbūt panašu į princesę iš kokio nors filmuko ir klausyt buvo malonu ir gražus tas momentas dėl gestų kalbos, nes tiesiog kažkokį tokį dėmesį parodai žmonėm, kurie tavo muzikos negirdi. Aš nežinau, man kažkur, vis tiek aš į ją norėčiau dėti. Jo, aš manau, kad A tikrai bus. Taigi mes ką tik pasiklausėme 99 metų Lietuvos dainos Euroviziją, tai Aistė Smilgevičiūtė su daina Strazdas. Noriu pasakyti, kon jūs, Strazdai. Linkėjimai Samoškai, aišku. Kaip jūs manot, ar pelningai neįvertino Europa šitos dainos? Aš taip pasakysiu, aš esu, iš karto turiu dėti disclaimerį, nes esu didžiulė Skylės fanė ir man labai patinka Aistė Smilgevičiūtė ir aš jų muziką automobilį labai mėgstu klausytis ir turbūt ne vieną dainą galėčiau padainuot. Man jį yra nepaprastai cool. Man atrodo, Aistė pralenkė laiką tuo metu, nes kai žiūri vėlesnius pasirodymus, tikrai tų pasirodymų su folku visokiausių, kur ta pati Ruslana, aišku, ten temperamentas buvo visiškai kitas, bet ta prasme to folko tokio, kuris aukštai įvertintas ir net laimėjęs Euroviziją, buvo labai nemažai paskutiniu metu. Tai man atrodo, kad Aistė tiesiog per anksti atėjo su konceptu, kuris vėliau galėjo tikrai visai kitokio dėmesio susilaukti. Bet vis tiek, dėkim Strazdą ją. Tiesiog. Jo, man yra. Molika Linkytė su Baumula liūdį ten. Vėlgi mes galim jos vienus palikti, jie bučiuojas tikriausiai ten. Bet po šitos dainos pasirodymą mes dingom iš Eurovizijos vėl. Nusprendėm, kad reikia pailsėti. Tai tvarka buvo, kad vieni metą, bet mes dar vienus pasiėmėm, tiesiog gap yra tokį. Jums yra buvę, kad kažką padarėte ir tiesiog dingo. Gana plačiai aprašyta šitas atvejis. Mes ką tik paklausėm ir su mielu noriu pasiklausysim dar kartą LT United pasirodymą su daina We Are The Winners. Ši daina patiko ne visiems, nes jinai buvo truputį taip pašvilpavo žmonės išgirdę, nes jau labai taip iššaukiantis pavadinimas. Kaip jūs manat, ar pasitvirtintų rinkimuose taktika išeiti su šūkiu jau laimėjom? Pažiūrėkit, aš manau, kad jie būtų laimėję, jeigu nebūtų išlervojus Lordį tą patį. Ir, taip atsitiko. Jūs, pavyzdžiui, roko mėgėja, tai jums labiau Lordė, ar labiau Lietuvos negu roko mėgėja, taip? Čia vienareikšmiškai ir Lordė tai jau toks buvo, toks jau paprastas visiškai daiktas, jau ten ne Metallica ir ne AC/DC. Bet akivaizdu, kad jie ir tą savo išvaizdą ir to pasirodymu tiesiog nuėmė, man atrodo, nemažai balsų nuo LT United, nes aš kažkodėl esu tikra, kad jeigu jų būtų nebuvę, jeigu Suomis būtų atstovavęs kas nors kitas, tai LT United visai galėjo laimėti tą Euroviziją. Bet tai ten 5 vietos buvo. Jeigu visų 5 nebūtų. Bet taigi nebūna taip, kad kažkam kitam būtų viskas sukrita, tada tie Lordi balsai būtų persiskirstę. Bet šiaip šūkis jau laimėjom, tai tikrai manau, kad suveiktų. Ir vis tiek bus geresnis negu tas, kaip prieš tai buvo išverstas. Tai
Kur dėsim LT United? Dėkimės. S, absoliučiai su jumis sutinku. Aš norėčiau, kad mes įdėtume S ir pastumtume visus kitus už jo, jeigu čia yra įmanoma, kad jis būtų kuo arčiau S raidės. Taip, tai mes pasidarėm štai tokį topą. Aš manau, jisai yra objektyvus, kiek tai gali būti. Aš labai graužiausi dėl Ovidijaus Višniausko, nes tikrai nėra. Tiesą sakant, man vis tiek nesmagu bet ką padėti į E. Ne, tai nesmagu, kad išsiuntė, bet kad E, tai... Bet, tokie laikai buvo, kaip sako. Taip, tokie laikai buvo Ovidijui Višniauskui. Tai ką, mūsų Eurovizijos balsavimas baigėsi. Jisai tęsis, kai prasidės pirmas pusfinalis ir dainuos mūsų dabartinis išrinktasis atstovas Sylvester Belt. Ar norėtumėte jam palinkėti kažką? Žinoma, aš jam linkiu, ko ir visiems kitiems linkėjau pavaryti ir kuo didesnės sėkmės. Taigi, kaip visi žinot, balsuot galit Eurovizijoje ir tikiuosi, kad balsuosit, bet taip pat tikiuosi, kad balsuosit prezidento rinkimuose, kurie vyks gegužės 12 dieną. Taip pat lygiai tą pačią dieną vyks kas? Referendumas dėl pilietybės. Taip, tai kviečiu ateiti. Taip, tai referendume ir rinkimuose gali balsuoti nemokamai, tai čia jau didelis pranašumas. Ir jo, atiduokit savo balsą, jeigu pavyks visose rinkimuose, bet svarbiausia prezidentai ir referendume. Ačiū.